Sveiki, čia Jurgis iš tavo Tyslo UZT, mano nuskubėjai Lena ir mano šeimyna Sofija. Esam kažkokiam Ispanijos kaime, kuris vadinasi Elgrado. Čia yra net, pavadinkim kokie, 300-205 km nuo Barcelonos. Esam čia su mūsų labai gerais draugais, puikiai leidžiam laiką su vaikais. Taigi, tiesiog noriu ką pasakyti, ne visada reikia dirbti. Ne visada reikia galvoti, kiek čia reikia padaryti produktyvumą, kiek ten padaryti skambučių. Kartais reikia padaryti pauzę. Ir tiesiog per naują restartuoti savo verslą, per naują restartuoti savo veiklą. Nes daugiau bus palaikymų šeimos, taip, Jelena? Taip. Daugiau bus tokio įkvėpimo, dėl ko tu tai darai aplamai. Taigi svarbiausia, šiai dienai jums užduotis. Sustokit. Užsirašykit, ko jūs norit. Kas jūsų veda, dėl ko jūs aplamai einate tą darbą, dėl ko jūs pradėjote savo verslą. Ir ta prasme užpildys tas tuštumas ir pamatysit, kokia harmonija susijus jūsų gyvenime. Taigi, linkiu jums labai gražios dienos. Linkėjim iš Ispanijos, Jurgis ir Lena ir Sofija iš tavo Tyslo UZT.